Sveiki visi, jūs žiūrit apžvalgų kanalą LV12LT ir šiame video naujas siuntinukas, naujas išpankavimas, nauja trumpa apžvalga. Šį kartą apžvelgsim Blue Yeti Power Stationą, kuris atvyko iš Blue Yeti Power EU internetinės parduotuvės. Kam įdomu, nuorodą į jį paliksiu po video aprašyme, galėsit pasižiūrinėti detaliau apie jį. Taigi, toks Power Stationas, arba kitaip sakant, nešiojama elektros energijos stotelė, reikalinga tam, kad turėt 220 elektros rozetę gamtoje ar ten, kur nėra elektros rozetės. Taip pat pas jį yra ir USB, jį galima pasikrauti nuo saulės panelių. Šį Power Stationą taip pat galima pasikrauti ir nuo prastos elektros rozetės namuose, kaip pavyzdys. Šis Power Stationas yra 300 W galingumo ir 230 Wh. Štai ką matom parašyta ant kitos dėžutės pusės. Tai yra ličio geležies fosfato akumuliatoriai viduje, palaiko programėlę, veikimo ciklai 3000 ir daugiau, maksimali trumpalaikė atidavimo galia yra 600 W, ilgalaikė yra 300 W. Na ką, negaiškim ir išpakuokim. Taip, atidarius dėžutę, mus pasitinka kita dėžutė. Čia viduje matom yra krovimui skirti laidai. Vienas yra įprastas 220 laidas, skirtas elektros rozetei. O kitas laidas skirtas krauti nuo, kaip pavyzdys, nuo saulės panelių ir panašiai. Čia yra firminiai kištukai, jie kišasi į firminės Blue Yeti gamintojo saulės panelės. Toliau matom yra instrukcija, matom yra angliška instrukcija, kaip naudotis, visa kita. Ir šio Power Stationo modelis yra AC2P. Taigi, žiūrim toliau, ką čia turim. Ir štai matom patį Power Stationą, toks nedidukas. Pažiūrėkim dėl įdomumo, koks jo svoris. Ir matom 3 kg 450 gramų, aišku, gali būti kažkokia čia paklaida. Gamintojas deklaruoja, kad šio Power Stationo svoris yra 3 kg 600 gramų. Taip, ši elektros energijos stotelė turi tokią rankeną gabenimui. Čia matom surašyta šio Power Stationo techniniai parametrai. Krauti galima teigiamoje temperatūroje. Na, dabar trumpai apžvelgsim šio Power Stationo priekinę dalį. Pažiūrėsim iš arčiau, kas čia pas jį yra. Matom, yra nuolatinės įtampos įėjimas. Per čia galima krauti šį Power Stationą ar tai nuo saulės panelės, ar tai nuo kitų nuolatinės įtampos maitinimo šaltinių. Ir kaip matom, nuo 12 V iki 28 V. Krovimas per šį lizdą gali būti maksimum 200 W galingumu. Taip, turi tą automobilinį lizdą. Na, kaip pavyzdys, galima per tokį užmaitinti automobilinį šaldytuvą ir panašiai kitokius įrenginius. Čia matom parašytas šio Power Stationo modelis, tai AC2P, 300 W galingumo, 230 Wh. Toliau čia matom yra išėjimo lizdai, USB, turi vieną Type-C ir 2 A tipo išėjimo lizdus, tai Type-C matom pasižymė, kad yra gan galingas, net 100 W išėjimo galingumas pas jį. USB A tipo lizdai neturi greitojo krovimo. Šie lizdai, matom, yra 5 V ir 2,4 A srovės. Na ir turi 230 V elektros rozetę. Per čia galima užmaitinti įvairius įrenginius, kurie negalingesni nei 300 W. Beje, trumpalaikis atidavimas gali būti net iki 600 W per šį lizdą. Čia matom yra 3 mygtukai ir su šiuo mygtuku DC aktyvuojam tik nuolatinę įtampą, aktyvuojam šiuos portus, o čia kintamos įtampos mygtukas, jį paspaudus aktyvuojasi 230 elektros rozetė. Na, o čia yra įjungimo mygtukas. Jeigu spausim šitą ar šitą, matom, niekas nereaguoja. Tai nuspaudžiam įjungimą ir Power Stationas įsijungia. Power Stationas dabar yra 55% įkrovos lygio, išėjimas yra 0 W galingumo, įėjimas irgi 0 W galingumo. Tai išties gerai, kad galima matyti, galima monitorinti, kontroliuoti įėjimą ir išėjimą. Tai galima matyti, kiek reikalauja galingumo mūsų elektros rozetė, per ją užjungti įrenginiai, kokio galingumo reikalauja. Ir galima stebėti, kiek paduodam įėjimo.
kokiu galingumu įėjimas. Ir matom ilgiau pabuvęs Power Stationas, jeigu nėra jokios apkrovos, jis išsijungia užmiega tam, kad taupyti akumuliatorių. Nuspaudus DC mygtuką aktyvuojasi nuolatinės įtampos išėjimo lizdai. Na, kaip pavyzdys dabar paimkim Type-C laidą ir pabandykim pasikrauti telefoną. Pažiūrėsim, kokiu galingumu vyks krovimas. Ir matom, mūsų telefonas kraunasi 20 W galingumu. Jeigu pajungsiu dar vieną kokį nors telefoną krautis ar kitą įrenginį, tai atitinkamai galingumas toje vietoje bus rodomas jau didesnis. Bus jau susumuota galia ir matysim didesnį čia galę. Pabandykim dabar pajungti štai šį galingą powerbanką į USB Type-C išėjimo lizdą ir pasižiūrėsim, kokiu galingumu kraunasi šis powerbankas. Šis powerbankas palaiko 100 W galingumą. Pajungiam ir žiūrim, ką mums parodys. Ir matom, powerbankas kraunasi 95 W galingumu. Reiškia, ką čia rašo, tas ir atitinka. Pabandysiu dabar šį powerbanką pajungti nuo elektros rozetės. Žiūrėsim, kokiu galingumu vyksta krovimas. Taip, aktyvuojam kintamą įtampą, AC išėjimo lizdą ir žiūrim. Taip, matom, powerbankas kraunasi 111 W galingumu. Tai 10 W ima vien pats šis maitinimo šaltinis, gal kiek daugiau. Šities gerai, šis informacinis displejus. Galima matyti, kiek dabar apkrautas mūsų įrenginys. Dabar dar patikrinkim, kaip priima įkrovimą per šį XT60 portą. Tai va turiu ličio geležies fosfato akumuliatorių 60 Ah. Pasidariau štai tokį perėjimą ir pabandysim dabar pakrauti nuo šio akumuliatoriaus šį Power Stationą. Pasižiūrėsim, kokiu galingumu krausis. Na, nuo šio 12 V ličio geležies fosfato akumuliatoriaus Power Stationas kraunasi 93 W galingumu. Taip, dabar pajungim šį Power Stationą krauti nuo elektros rozetės ir pasižiūrėsim, kokiu galingumu vyksta įkrovimas. Taigi, pajungiam maitinimą ir žiūrėkim. Taip, nuo elektros rozetės, nuo tinklo kraunasi 130 W galingumu. Kaip matom, nuo elektros tinklo Power Stationas kraunasi nepilnu pajėgumu, tik 131 W. Tai galima aktyvuoti greitą įkrovimą, kad būtų 270 W. Tas darosi įėjus į slaptą meniu, tai nuspaudžiam šios du mygtukus. Ir kaip matom, yra pirma programa, trečia ir matom, kamputyje mirksi toks žaibiukas, trikampiukas ir mes jį turim aktyvuoti. Aktyvuojasi štai su šiuo mygtuku. Per P03 režimą išeinam lauk iš slapto meniu ir matom dabar Power Stationas jau kraunasi 271 W galingumu. Tai ką gamintojas deklaruoja, tiek ir yra 270 W galingumas. Patikrinkim dabar, ar šis Power Stationas dirba UPS režimu. Tai pavyzdžiui, šiuo metu ir kraunu Power Stationą ir pajungsiu krauti powerbanką. Pažiūrėsim, ar šiuo metu vyksta ir krovimas ir atidavimas. Aktyvuojam išėjimo lizdą ir žiūrim. Taip, powerbankas kraunasi 100 W galingumu, o Power Stationas pasiema iš elektros tinklo 378 W. Jeigu atjungsiu krovimą, matom, dabar Power Stationas kraunasi iš elektros tinklo 275 W. Šties neblogai, kad šis Power Stationas turi UPS funkciją. Galima pasižiūrėti taip pat, ar veikia krovimo metu ir USB lizdai. Aktyvuojam nuolatinės įtampos lizdus. Ir taip, matom, krovimas vyksta 270 W ir atidavimas 94 W. Ir jeigu dingtų elektra, atjungiam maitinimą,
iš elektros tinklo. Powerbankas mūsų toliau kraunasi, nebuvo jokio elektros trūkio. Galima sakyti, šis Power Stationas dirba kaip upsas. Ir jeigu dabar pajungsim krautis, Powerbankas kaip krovėsi, taip kraunasi, reiškia, šį Power Stationą galima naudoti kaip upsą, išties labai kartais reikalingas ir naudingas režimas. Dabar Power Stationą pajungiau krautis nuo akumuliatoriaus ir pajungim krautis nuo elektros tinklo. Taip, krovimas vyksta, tačiau krovimas vyksta nedaugiau negu 270 W galingumu. Dabar patikrinsim, ar šis Power Stationas išduoda 300 W galingumą, kadangi tokio 300 W kažkokio įrenginio neturiu, kur lygiai 300 W apkrautų, tam panaudosiu akumuliatoriaus įkroviklį ir krovimo stotelę. Taigi aktyvuojam ir žiūrim, koks galingumas iš šio Power Stationo. Na, matom, 299 W galingumas yra, bandykim padidinti dar apkrovą, padarysime, kad akumuliatorių krautų su didesnė srovė, padidinsim akumuliatoriaus krovimo srovę. Na, 320 W išduoda, 350 W taip pat išduoda, jokia apsauga nesudirba dar. Na štai, apkroviau 357 W galingumu šį Power Stationą ir Power Stationas puikiausiai dirba. Taigi galima sakyti, ką ant jo rašo, tas ir atitinka. Gamintojas nemeluoja, viską deklaruoja teisingai. Taip, ko dar nepaminėjau apie šį Power Stationą, kad jis palaiko Bluetooth'ą, gali būti kontroliuojamas, valdomas taip pat ir per telefoną. Parsisiunčiam pagal šį QR kodą programėlę ir tą programėlę įjungiam ir štai matom, rado mūsų Power Stationą. Paspaudžiam jungtis. Tos programėlės pagalba galima matyti viską, kas ant šio ekrano. Taip pat ir valdyti. Galima aktyvuoti kintamos įtampos išėjimo lizdą. Štai užsidega žaliai AC. Galim aktyvinti DC išėjimo lizdus, tai yra nuolatinės įtampos lizdus, šviečia DC žaliai, AC žaliai ir šiuo metu galingumas 0 W. Taigi va, pajungiau krautis telefoną ir matom, telefonas kraunasi 10 W galingumu. Ką dar norėčiau paakcentuoti, kad šis Power Stationas taip pat rašo, kiek liko laiko, kol Power Stationas išsijungs. Tai ne tik procentus, bet ir laiką valandomis. Tai va, šiuo metu apkrautas Power Stationas 9 W ir jeigu tai bus pastoviai apkrautas, jis veiks 12,9 valandas. Tai galima tokiu būdu orientuotis, kiek laiko veiks šis Power Stationas užjungus vieną ar kitą įrenginį. Apžvelgus instrukciją, tai galiu paakcentuoti pagrindinius dalykus, ko dar nepaminėjau. Štai šiame puslapyje pavaizduota visi simboliai, kokie galimi ant šios energijos stotelės. Na, štai šiame puslapyje pažymėta, ką kiekvienas iš tų simbolių reiškia, kokia jo reikšmė. Jeigu ten per slaptą meniu, pavyzdžiui, aktyvuojam štai šį simbolį, tai mūsų Power Stationas veiks padidintos galios režimu. Tai tada jis veiks iki 600 W galingumu. Kam įdomu, galite ant pauzės pasispausti ir pasiskaityti, ką kiekvienas iš simbolių reiškia, kokia jo paskirtis. Taip pat noriu paakcentuoti šiame puslapyje esančią informaciją, kad šis Power Stationas yra 300 W galingumo ir nerekomenduojama daugiau apkrauti nei 300 W, nes tai gali sugadinti tiek patį Power Stationą ar netgi pajungtus jūsų įrenginius. Ir dar vieną dalyką iš instrukcijos noriu paakcentuoti, kad galima aktyvuoti tą padidintos galios režimą, kuriuo jis veiks iki 600 W galingumu. Tai tokiu galingumu rekomenduojama jungti kažkokius tai kaitintuvus, šildytuvus, na, tokia paprasta įranga, kur ten nėra kažkokių mikroschemų, nėra sudėtinga įranga. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau paakcentuoti, tai šis Power Stationas kraunasi iki 80% per 45 minutės, o pilnas įkrovimas trunka 80 minučių. Na, toks tas Power Stationas. Kam patiko šis video, spauskit like. Taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės. Ir iki kito karto. Iki!